Labas vakaras. Sveiki, sveikos turbūt. Labas vakaras. Labas vakaras, taip. Labas vakaras. Ačiū labai, kad prisijungėt. Labai gera Jūs matyti. Mūsų, žinokit, yra iš viso grupėje šiek tiek daugiau negu 100. Tai iš tiesų šiandien tokia buvo, na, tikrai geras jausmas, kai ta 100 moteris prisiregistravo. Tai tikrai labai gera, labai gera. Matau, kad dabar yra kiek čia mūsų 33, turbūt kitos žiūrės įrašą. O turiu įprotį sakyti kiti, nes vis tiek visada vesdavom visiems ir čia pirmą kartą nutarėm padaryti moteriams, nes iš tiesų, kaip ir minėjau ankstesniuose įrašuose, na, labai pradėjom jausti, kad na, viskas yra vis tiek truputėlį kitaip ir negali taikyti to paties dalyko visiškai identiškai ir vyrui, ir moteriai. Tai pasidalinsim savo patyrimais, savo žiniomis, savo patarimais. Gavome iš tiesų nemažai jūsų laiškų, kuriuose skundžiatės įvairiais dalykais ir skausmais, ir prašote patarti, ką daryti, kai nemiga, kai karščio bangos, kaip greičiau reabilituotis po ligų, traumų. Ir aš pagalvojau, kad gal pradėsiu nuo tokio pavyzdžio iš rytų pavyzdžio, tokio su žvake, galbūt kažkas ir esat matę. Jie sako, kad žmogus yra vienis, yra neatsiejamas. Žmogaus protas, kūnas, emocijos, lygiai taip pat kaip ir žvakė. Žvakėje yra kūnas, yra vaškas, yra liepsna ir yra va čia šiluma, yra energija. Bet jeigu aš užpučiu liepsną, nebelieka šilumos, nebelieka energijos, nebelieka nieko, tik tai tas toksai kūnas, kad signalizacija neįsijungtų, tai truputėlį pavėsinsiu, tik tai kūnas, kuris niekam nereikalingas. Arba, na, nebent kaip interjero detalė. Tai lygiai taip pat yra ir žmogus. Ir netgi, kada mes sakom susiję, tarkim, emocijos susijusios su kūnu, rytuose mus pataiso, sako nesusiję, o neatsiejama. Todėl ir šitą programą mes konstravome taip, kad jūs gautumėte patarimus, kurie parodo tą neatsiejamumą, kurie yra kompleksiški, kurie veikia tiek jūsų kūną, tiek protą, emocijas ar sąmonę. Tai taip kaip žandikaulio įtampa yra susijusi su dubens dugno stiprumu ir šlapimo nelaikymu, kaip besisukantis protas, mintis yra susijusios tiek su viršsvoriu, tiek su cholesteroliu, netgi su stuburo skausmu gali būti susijusi, kaip neteisinga mityba gali išprovokuoti sunkiausias ligas, tai apie tai ir kalbėsim šitos programos metu. Ir kad suprastumėt, kaip viskas veikia. Kaip veikia tas patarimas, man atrodo, tai yra labai svarbu, nes tada tikrai galima labai sąmoningai ir labai tiksliai tą patarimą pritaikyti. Na ir mūsų pagrindinės temos, kurias mes analizuosim per šitas 7 dienas, tai yra, na, šiandien pradėsim nuo nerimo, kalbėsim ir apie tą vadinamą smegenų rūką, apie emocijas, apie perdegimą. Prie manęs tuoj prisijungs mano kolegė Eglė Aukškalnienė. Rytoj, pirmadienį, labiau analizuosime sąnarius, artritą, nugaros skausmus. Antradienį tai skysčių kaupimasis, limfa, energijos stagnacija, venų varikozė, tinimas, nesvarbu ar jisai paakiuose ar čiurnose. Trečiadienį kalbėsime apie nemigą, apie prakaitavimą, apie perimenopauzę, menopauzę, apie nuotaikų kaitą, emocijų valdymą vėlgi. Ketvirtadienis bus skirtas būtent žandikaulio įtampai, dubens dugnui, šlapimo nelaikymui. Penktadienis mityba, emocinis valgymas, detoksas, beje, jau ir sakiau anksčiau, man atrodo, ir savo vis įrašuose miniu, kad ne visoms reikia detokso ir kartais mes labai galime savo pakenkti. Tai va irgi pakalbėsim, kas tas detoksas ir kaip jį daryti arba kaip nepadaryti klaidų, gal taip. Išsijunkite mikrofonus, prašau, nes vis kai kas nors koks garsas pasigirsta, turbūt ir trikdo jūs. Aš galiu visų išjungti, bet gal jeigu kartais norėsis kažko vėliau paklausti, kad turėtume tą galimybę įsijungti, pabandykim pačios kažkaip susikontroliuoti. Na ir paskutinė diena bus skirta aptarti, kaip viską sutalpinti į tą dieną, kur niekas nebetelpa ir be abejo atsakysim į jūsų klausimus. Klausimams mes laiko apskritai niekada neribojam, tai tiek šiandien po visko galėsim pasikalbėti, tiek kiekvieną dieną gaudami klausimus po savo įrašais irgi jums į juos atsakysim ir jau paskutinę dieną kalbėsimės ilgai.
Ir paskutinę dieną mes siūlom, šiaip 7 diena yra šeštadienis. Bet mes va dabar su Egle pasitarėm ir sakom, kad gal vis dėlto mes šeštadienį palikim dar jums tokiam apmąstymui, persižiūrėjimui dar kartą tų temų. Gal kažkas norės pasikartoti, kažko busit nespėjusios, kad sekmadienį mes susitiktumėm tokiam, jau tokiam galutiniam finaliniam pokalbiui, kur jūs galbūt busit ir daugiau pasianalizavusios ir daugiau galėsit užduoti klausimų. Juos galėsit ir siūsti mums iš anksto, mes galėsim atsakyti juos, paskui persižiūrėsit įrašą. Tai va, mūsų toks pasiūlymas šeštadienį perkelti į sekmadienio vakarą. Na ir nuo šiandien, va dabar pabaigsim Zoomą ir paskui jau viskas keliaus Facebooko grupėje, tai būtinai, jeigu dar nesat prisijunkit, nuorodas tikrai gavote elektroniniu paštu, jeigu kartais negavot, parašykit mums ir mes jums pakartosim. Na ir dabar kviečiu Eglę, kuri pradės šios dienos mūsų temą apie emocijas, nerimą, smegenų rūką, ir aš prisijungsiu po jos dar irgi su savo patarimais šitą temą. Tai Egle, kviečiam dabar tave, aš atsijungiu. Labas vakaras. Taip, aš tuoj įjungsiu ir skaidres ir... Taip, aš irgi čia Aš skaidres norėsiu dalintis. Patvirtins, ar viską rodo. Taip. Tai labas vakaras dar kartelį. Sveikinu visas prisijungusias pirmiausiai ir aš matau, kad dar kai kas iš moterų jungiasi, tai Tomos paprašysiu šiek tiek dar irgi pasekti ir grupę, ir elektroninį paštą. Būna, kad kai kurios suskumba paskutinę minutę. Ir šiandien aš iš tikrųjų norėčiau turbūt pradėti nuo tokios minties, kurią girdėjau važiuodama į šitą transliaciją. Mintis buvo apie tai, kad kaip gera ir kaip ramu, kai nereikia dairytis į šalį. Ir mes šiandien su meistre Toma kaip tik aptarėm, kad rytų praktikos, kuksando mokymas ir tai, ką mes žinom, sukuria būtent tą jausmą, tą tokią ramybę, kad mums nereikia dairytis į šoną. Mes žinom, kaip mes jaučiamės, mes žinom, ką mes galim su savo kūnu padaryti, kaip mes galim sau padėti, kur mes galim kreiptis galų gale, kad mes turim stiprią bendruomenę. Tai tiesiog aš irgi labai linkėčiau atrasti vis daugiau dalykų, kurie būtų jūsų tokie, į kuriuos galėtumėt atsiremti ir sakyti, man nereikia daugiau nieko ieškoti, man nereikia dairytis ir blaškytis. Šiandien mūsų tema bus irgi apie tai, kad visgi tas blaškymasis, dairymasis ir skubėjimas, norėjimas rezultato greito duoda priešingą efektą, duoda tą nerimą, išsiblaškymą, didelį nuovargį, tą vadinamąjį ir perdegimą, ir smegenų rūką. Ir iš tikrųjų tokia pati bazinė tema visgi bus šiandien emocinė ta mūsų pusė, nors, kaip ir meistrė kalbėjo, mes visgi esam vientisi, neatskiriami ir viskas yra viena, bet esam vis dar įpratę skaidyti save į tokį fizinį kūną, emocijas, mintis, jeigu dar kažkur išeinam toliau į išorę, sakom, čia yra dar kvėpavimas, įpročiai, mityba, judesys ir tiek daug visko. Ir skaidydami tokiamis dalimis save mes tarsi vėl pametam savo esmę. Tai aš kviesiu sugrįžti į save, į tą savo žinojimą, nes mes, kiekviena moteris, tą žinojimą vidinį labai stipriai turi. Tai šiandienos mūsų tema tokia yra daugiau tas emocinis rutuliukas, kuris pavaizduotas šitoje skaidrėje. Ir šią schemą iš tikrųjų mums pasufleravo ir gydytojas Dalius Barkauskas, kuris taip pat labai daug kalba apie žmogų ir žmogaus sveikatą. Ir netgi vakarietiškas medicinos atstovas
sako, kad tai yra svarbu ir būtent emocinis pasaulis kartais gali būti atspirties taškas, nuo ko mes galim pradėti sveikti ir gyti. Ir aš tikiu, kad šiandienos programoje yra prisijungusių daug moterų, kurios daugybę žinių turi, daugybę išminties, daug klauso, daug domisi, daug skaito, bet taip tarsi kažkaip vis ne iki galo, ne iki galo žinau, ne iki galo galbūt suprantu, sąmoningumo, dvasingumo keliu einu, bet vėlgi kažko trūksta. Ir aš taip pagalvojau, kad greičiausiai tas kažko trūksta, kad mes labai dažnai iš čia nenusileidžiam į mūsų kūną, į mūsų tai, kaip mes jaučiamės. Ir būtent tai ir daro tą didelę problemą. Mes netyrinėjam, mes bandom suprasti, bet neinam į pojūtį, neinam į tą vidinį žinojimą, o kažkur bandom išspręsti tarsi paviršiuje. O iš tikrųjų tai tyrinėjime yra visi atsakymai. Ir aš galbūt prieš paskaitą dar paprašysiu jūsų skirti 1 minutę labai trumpai tokiai praktikai. Kas sėdit, kas galbūt gulit, klausot mūsų paskaitos, paprašysiu įsipatoginti, nesukristi į krėslą, o tiesiog atsisėsti tiesiai, atkryžiuoti kojas, padėti delnus ant kelių, patiesinti šiek tiek savo nugarą, užmerkti akis ir pabandyti tiesiog patyrinėti, kaip jaučiasi jūsų pėdos dabar, pavyzdžiui. Kaip jos liečiasi prie paviršiaus, ant kurio jūs greičiausiai remiatės, stovite. Taip pat kaip jaučiasi dubuo, kuris sėdi ant kažkokio paviršiaus. Ar kieta, ar minkšta, vėsu, šilta. Dabar pabandykit patyrinėti, koks yra jūsų kvėpavimas. Ar įkvepiat šaltą orą, ar šiltą, ar įkvepiat ramiai, ar paskubomis. Tiesiog 1 akimirką skirkit tam. Pastebėkit, kuria kūno vieta įkvepiat. Ar juda pečiai, ar krūtinė, gal pilvas. Ar kvėpavimas užpildo visą jūsų galima įkvėpti erdvę. Ar tik tai dalį jos. Kartelį įkvėpkim per nosį. Iškvėpkim per nosį. Atsimerkim. Ir trumpa šita tokia įžanga, aš norėjau parodyti, kad tai yra vos kelios minutės, kurios mums padeda susikalibruoti, susigrąžinti savo dėmesį, susitelkti, kažką patirti, kažką suvokti, bet mes tiesiog to nedarom. Mes nedarom tokių mini pauzių, mikro suvokimų, mikro susigrąžinimų to dėmesio, o einam visą laiką į išorę. Ir tada dienos pabaigoje sakom, neturiu energijos, nežinau, kaip praėjo mano diena, nežinau, kaip prabėgo visas tas laikas, tarsi 1 akimirka, o aš nieko nepatyriau. Ir tos tokios trumpos pauzės kartais veda mus ir į atsakymus. Bet vėlgi, kiek tuos klausimus mes keliam savo. Ir aš galbūt norėčiau šiandien pereiti per kelis tos sluoksnius, per kūną, per emocijas, per mūsų mentalą. Ir dabar dar norėčiau jūsų paklausti tokio paprasto labai klausimo apie šią programą. Prisijungėt į ją, yra 100 moterų ir būtų klausimas, ko jūs norėtumėt, koks būtų jūsų lūkestis
koks būtų jūsų pokytis po šitų 7 dienų. Kodėl jūs čia atėjot? Ko jūs norėtumėt? Nes, kiekviena dėl kažko atėjo. Tai iškelkit savo klausimą, kas turėtų įvykti, kas turėtų pasikeisti, kad šitos 7 dienos, aš sakyčiau, kad buvo man naudingos. Nes labai dažnai mes einam iš automato, labai dažnai mes einam iš kažkokio, tokio tarsi įsivažiavusio ritmo. Tai jūs paklauskit savęs, koks tas pokytis, kuris būtų man naudingas šiandien. Ir jeigu mes dar turėsim pabaigoje laiko, aš būtinai padarysiu dar tokį vieną praktiką, kuri vadinasi stebuklo klausimas, kuris irgi leis šiek tiek susitelkti, susikalibruoti ir atsakyti jums į vieną labai labai svarbų klausimą. Jeigu mes to nespėsim padaryti, mes būtinai dar programos eigoje šitą praktiką atliksim. Kodėl apskritai apie emocijas ir apie kūną, apie minčių srautą šiandieninėme pasaulyje yra svarbu kalbėti? Todėl, kad srautas kiekvieną dieną didėja. Mes matom, kad per žinojimą, per protą, per informacijos tą priėmimą ir suvirškinimą nieko negalim padaryti. Mes tiesiog paskęstam ir nespėjam. Ir galim remtis tik tai į save. Ir mes galim keisti tik tai save, stiprinti save, daryti pokytį su savimi, sugrįžti į savo pojūčius, kad nebūtų to jausmo, kad aš vėluoju, aš kiekvieną dieną nespėju, aš kažko nepadarau. Tai tas emocinis intelektas, kurį psichologas Daniel Goleman išpopuliarino ir sako, kad tai yra mūsų būdas geriau pažinti savo vidinę būseną, būtent per emocijas. Emocijos taip pat yra svarbu mūsų tarpasmeniniam bendravimui, santykiams. Tai susiję su mūsų psichologinė ir fizinė sveikata. Ir apskritai emocijos yra šiandieniniam pasaulyje toks kaip prisitaikymo būdas. Ir aš jau ne kartą esu sakiusi, kad šiuolaikinis žmogus turi supergalią, tai yra emocijų pasaulį. Bet ta supergalia šiandien yra taip stipriai atsisukusi prieš patį žmogų, kad dažnai moterys, turbūt dažniau negu vyrai, ateina ir sako, kaip man nebejausti, kaip man valdyti emocijas, kaip man jų atsisakyti arba kaip kažką išmesti, išbraukti, aš nenoriu to jausti. O tai iš tikrųjų yra mūsų supergebėjimas, kurį mes tiesiog turim galėti įdarbinti. Ir tą galimybę turim kiekviena iš mūsų. Aš norėčiau užduoti tokį galbūt retorinį klausimą, bet jeigu kažkas norit, galit ir parašyti į chatą arba jeigu leidžia sistema įsijungti ir mikrofoną. Koks yra vienintelis įrankis, kuriuo mes galime patirti pasaulį? tą klausimą užrašiau ir skaidrėje. Ir tai yra, tas klausimas toks svarbus. Nežinau, ar kažkas parašysit ar ne. Jeigu ne, tai tiesiog pasakysiu, kad tas vienintelis įrankis, kaip mes galim patirti ir pažinti, kas vyksta aplink mus, yra mūsų fizinis kūnas, mūsų ta fizinė išraiška, kurioje ir gyvenam. Tik tai mes šiandieniniai žmonės praleidžiam labai daug laiko bet kur, bet tik tai ne savo kūne, ne savo fiziniam pavidale. Mes praleidžiam kaimynų reikaluose, darbo reikaluose, vaikų reikaluose, elektroniniam įrenginy kažkokiam išmaniajam, bet ne savo pojūčiuose. Ir kodėl taip atsitiko? Greičiausiai todėl, kad mūsų nuo mažens nemokė, kad tą įgūdį mes turim ir kad mūsų kūnas yra duotybė. Mes patys nusprendėm, kad mums lengviau egzistuoti tolus nuo fizinių pojūčių, kuriuos mes kiekvieną dieną jaučiam, nes tiesiog nespėjam to integruoti.
Ir dar viena priežastis, greičiausiai kūne yra nepatogu būti ir tą kūną kankina skausmai įvairios ligos. Tai mes tiesiog sakom, aš nenoriu jaust, atsiriboju, išeinu ir man tai bus šitam pasaulyje būti paprasčiau. Jeigu galvojat, kad galbūt ne visai tiesą kalbu, galim pasitikrinti. Ir jeigu turit po ranka lapą ar kažkokius užrašus, galit nusibrėžti tiesę, tokią vienoj pusėje pažymėti mintis arba emocijos, arba pojūčiai galvoje, o kitoj pusėje arba protas, o kitoj pusėje parašyti kūnas, fiziniai išgyvenimai. Ir jūs galite uždėti taškelį, kur toj linijoje esat. Ar jūs esat daugiau gyvenantis galvoje žmogus, ar gyvenantis savo fiziniam kūne. Ir jūs pamatysit greičiausiai, kad mes dauguma gyvenam mintyse, galvoje ir labai retai nusileidžiam į savo fizinį tokį pavidalą. Atsakė? Nematau aš. Matau čiatą, bet tiesiog. Būdus priimti tai, vertinti, suprasti ir paleisti ir galvoje. Galvoje. Ačiū, kas dalinatės. Ir iš tikrųjų rytų praktikos, tokios kaip kuksando arba tokios, kurias siūlo ir kitos rytų krypties mokymai, ta pati tradicinė korėjiečių medicina, kurią meistrė praktikuoja ir kurios moko, mus moko sugrįžti į kūną, inkaruotis, atsiremti į savo buvimą per tą pojūtį, ką mes šiandien jaučiam. Nes kuo toliau, tuo labiau to reikės. Srautas išorėje didės, mums reikės susivokti, kas vyksta. Ir šitas duotas pavidalas mums tai gali duoti, nes visi atsakymai yra čia ir tik tai reikia mokėti prakalbinti ir nebijoti patirti. Labai dažnai mes bijom to, ką mes jaučiam, nes gal kažkodėl galvojam, kad to neištversim. Bet iš tikrųjų, jeigu mes neturim didelių psichologinių, psichinių, fizinių negalavimų, kiekviena iš mūsų esam pajėgi atlaikyti tai, kas vyksta su mumis emociniam tam lygmenį. Tik tai reikia mokėti, turėti kelis bent mažus įrankius, mažus receptus, apie kuriuos mes kalbėsim, kaip tai padaryti. Ir tikrai tai galima įgyvendinti labai nesudėtingai. Taip. Tai kad suvoktume ir kad mūsų visgi tas protas nurimtų, mes šiek tiek turim suprasti, kas apskritai yra emocija. Nes mes tarsi kalbam daug, bet tų žinių iki galo tarsi neįsisąmoninam. Tai emocija yra kilusi iš tokio latiniško žodžio, kuris reiškia judėjimą. Tai reiškia išjudinti arba pajudinti iš vidaus. Ir būtent dėl to mes dažnai ir angliškai ir kitose kalbose tą žodį siejam su kažkokiu sujudinimu, su kažkokiu išjudinimu reaguojant į situaciją ar kažkokią patirtį. Ir būtent psichologijoje emocija nėra tiesiog fizinis judėjimas, tačiau tai sukelia pokyčius mūsų kūne, mūsų mintyse ir mūsų elgesyje. Tai galima labai taip metaforiškai sakyti, kad emocija primena mūsų vidinį energijos suaktyvėjimą. O pagal rytus būtent ir yra sakoma, kad emocija tai irgi yra kažkoks judesys, kuris vyksta. Emocija yra energija. Ir jeigu mes gebam atpažinti, gebam valdyti emocijas, mes galim valdyti ir savo energiją. Ir atvirkščiai, jeigu mes gebam valdyti energiją, mes gebam tvarkytis ir su emocijom. Nors čia aš truputėlį galbūt keliu irgi tokį gal retorinį klausimą, bet jisai yra ir labai praktinis ir mes išbandysim, kodėl jisai praktinis, kad viskas, ką reikia su emocijom daryti, tai jas išjausti. Daugiau nieko. Jų nereikia mintyti, jų nereikia kažkur padėti, jas reikia tiesiog praleisti per savo vidų ir joms leisti iškeliauti.
Kodėl? Nes emocija, jinai ateina, jinai pakyla iki tam tikro aukščiausio taško ir pamažu jinai ima slūgti. Tai todėl yra svarbu suvokti, kad tai nieko kito kaip tik informacija, kurią man reikia kažkaip nukreipti ir kažkaip panaudoti. Iš psichologinės pusės emocija daugiau yra siejama su tokiu kaip ir fiziologiniu sužadimu. Ką tai reiškia? Fiziologinis sužadinimas tai reiškia, kad pagreitėja mano pulsas, kad galbūt kažkoks prakaitavimas suaktyvėja, džiūsta burna, pavyzdžiui, arba kaip tik padidėja seilėtekis kažkoks. Tiesiog, kad mes turim kažkokią išraišką kūne. Emocija gali būti ir išraiška per veiksmą ir lygiai taip pačiai mes galim sieti su vidiniu išgyvenimu, tai yra tokiu sąmoningu vidiniu suvokimu. Bet visą laiką pirmiausiai tai bus pojūtis mūsų kūne. Nes tarkim, jeigu aš šiandien jūsų paklausčiau, ką dabar jaučiat? Tarkim, savo įvardinkit, kokį jausmą turit savo viduje, kokią emociją išgyvenat. Na, turbūt kažkas pasidalintų, kad nuobodulį, kažkas sakytų susierzinimą, kažkas sakytų pyktį, bet klausimas, iš kur jūs žinot? Greičiausiai dėl to, kad mūsų kūnas parodo, kad tarkim, gal susijaudinimas ar kažkoks nerimas pilve gyvena. Pyktis labai dažnai jaučiamas galvoj, krūtiniai, delnuose mes turim tą pojūtį. Tai visą laiką tai yra išraiška per fizinį kūną. Čia įkėliau bazinių emocijų tokį kaip ir ratą. Jį sukūrė Robertas Plačikas, tai yra amerikiečių psichologas, kuris tyrinėjo būtent emocijas ir jisai sakė, kad bazinės emocijos yra būtent 8. Jas turim visi prigimtinai ir jos yra būtinos tam, kad mes išgyventume. Jeigu nebūtų bent vieno iš šitų pažymėtų emocijų, mes negalėtume funkcionuoti. Ir yra nemažai atliktų tyrimų būtent su emocijom. Ir konkrečiai buvo vienas tyrimas, kur moters smegenų dalis, kuri yra atsakinga už emocijas, neveikė, nedavė atsako niekada į kažkokį įvykį. Tai kas su jie vykdavo, jinai tiesiog daugybę kartų nukentėjo nuo negerų žmonių ir jinai vis nesuprasdavo, kad ir vėl nukentės, kad vėl patirs kažkokį ar užpuolimą, ar išprievartavimą, ar jinai vėl susidurs su kažkokiu dideliu iššūkiu ir tai kartodavosi. Ir būtent daugybę kartų kartojosi šitos patirtis jai, kol mokslininkai ją, kaip tokią įdomų atvejį pasikvietė į laboratoriją ir nagrinėjo, kas vyksta su ja, kuomet jinai daro tam tikras kvėpavimo praktikas. Tai būtent per kvėpavimą jinai galėjo pradėti suvokti, kas vyksta su jos kūnu, nors jinai to emocinio atsako tarsi ir negalėjo turėti. Tai apie kvėpavimą meistrė dar šiek tiek pasidalins vėliau, bet turėkime omeny, kad emocija duoda mums žinojimą, kaip elgtis, kaip išgyventi ir kaip duoti atsaką į pasaulį, kaip save išgelbėti ir kaip savo padėti išgyventi. Čia yra toks didesnis ratas 48 emocijų, kur jau jos yra mišrios ir tarkim, pavyzdžiui, 2 skirtingos priešingos emocijos duoda dar vieną naują kažkokią potyrį. Šioje skaidrėje aš pažymėjau pagrindinės tas emocijas, kurios yra mums būtinos, kad mes išgyventume. Ir kartais galbūt žmonės sako, kad aš nenoriu jausti, pavyzdžiui, liūdesio, nes man labai sunku būti, bet kaip liūdesys, toks kaip išgyvenimas yra mums būtinas, tam, kad būtų galima atsisakyti kažkokių prarastų dalykų, kad galėtume pereiti į naują etapą, kad galėtume palikti, paleisti tai, ko negalim pakeisti, negalim laimėti arba negalim kažkaip iš naujo turėti. Tai liūdesys yra slopinimo emocija, kuri yra būtina mums perėjimui į kitus jausmus.
Pyktis yra būtinas tam, kad galėtume nubrėžti ribas, kad galėtume atpažinti pavojaus šaltinį. Tai tikrai nebijokit pykčio ir iš rytų perspektyvos žiūrint, pyktis mums yra reikalingas tam, kad mes galėtume virškinti netgi. Tiesa? Meistrė linksti, kad tiesa. Tai visos tos emocijos mums yra reikalingos. Baimė, nuostaba, pasibjaurėjimas netgi, džiaugsmas be abejo. Ir aš vėlgi tokį retorinį klausimą užduosiu, bet tam, kad ateitų suvokimas, kad viskas labai praktiška. Ar esat girdėję posakį, kad suskaičiuokite, kai ateina kokia nors emocija, suskaičiuokite iki 10 ir tik po to veikit? Sakydavo, pavyzdžiui, mano močiutė taip, prosenelė, kad nedaryk nieko iš karto, iš pradžių suskaičiuok iki 10 ir tik tai po to arba sakyk kažką, arba daryk. Tai yra praktiška, nes neuromokslininkai jau yra nustatę, kad emocija, kaip grina išraiška, jinai trunka iki 6-8 maždaug sekundžių. Tai yra pakyla, o po to jau ima slūgti. Tai mes tai žinodami galim labai puikiai irgi panaudoti savo gyvenime. Aš supykau, žinau, kad tai atslūgs. Ir šitą pavyzdį labai puikiai įgyvendina vaikai. Jūs galite matyti maži vaikučiai, jie čia džiaugiasi, čia supyko, čia vėl ateina lyg niekur nieko, ne, bendrauti. Tai jie labai grini, jie labai laidūs ir iš rytų požiūrio kalbant, kad tos emocijos pas juos turbūt vaikšto, niekur neužstringa emocija ar energija. Jinai atėjo, padarė savo darbą, davė žinojimą, kad kažkaip reikia reaguoti ir nuslūgo. Ką daro suaugusieji? Suaugusieji pasigauna tą emociją ir pradeda mintyti. Atsimenam kažkokią istoriją, kad mums kažkas tam, pavyzdžiui, nežinau, įskaudino, kažkas kažką pasakė ir tada ką darom, ją išdidinam iki jausmo, tada išdidinam iki istorijos ir nešiojamės keletą dienų. Ir gyvenam su tuo, apsunkindami tik tai save, nieką kitą. Kitas toks praktinis dalykas, kurį mes irgi galim labai dažnai taikyti gyvenime, jeigu ateina koks nors jausmas, emocija, mes galim klausti savęs, ar tai yra daugiau už mane. Tiesiog užsimerkt, susitelkt, surast vietą, kur tai jaučiam kūne ir klausti, ar tai yra didesnis dalykas už mane. Ir dažniausiai atsakymas bus ne. Tai bus nemalonu, tai bus stipru, bus intensyvu, bet dažniausiai tas patyrimas visą laiką bus mažesnis negu kad jūsų fizinis kūnas. Ir sutelkus dėmesį į tą vietą, mes tikrai labai labai puikiai galim tą emociją šiek tiek padėti jai nuslūgti. Su kvėpavimu, su dėmesio koncentracija, nes būtent taip ir vyksta, mes galim sau padėti. Ir čia aš dar irgi parašiau klausimą, kurio aš kvieščiau nepamiršti, kurios emocijos norėtumėte atsisakyti. Galbūt kažkuri iš jūsų labai dažnai sau sakot, kaip aš norėčiau nepykti, kaip aš norėčiau nejausti baimės. Bet jeigu iki šių dienų mes turim tą patyrimą, mes turim tą emociją, tai jinai mums yra reikalinga, mes ją turim priimti, įvardinti ir klausti, ką jinai mums sako. Kitas klausimas, taip, mes labai dažnai esam netalpūs šiandienos patirtims, norim, kad jų nebūtų, negalim talpinti, nenorim su tuo užsiimti, nenorim jausti, norim gyventi paprasčiau automatiškai. Bet ar tikrai būsim laimingi ir gerai jausimės, jeigu neturėsim tų potyrių? Nes vėlgi toks praktinis labai dalykas, neretai ateina žmogus ir sako, aš nejaučiu gerų jausmų, aš nejaučiu džiaugsmo, aš nejaučiu stiprių išgyvenimų, neturiu tokios geros patirties. Ir kai pradedam žiūrėti kodėl, todėl, kad yra viskas užspausta. Ir mes negalim pasirinkti, kad, užspaudžiu kažkokias sunkes patirtis, o geras noriu patirti 100%. Taip nevyksta. Jeigu yra blankumas, emocinis blankumas, tai jisai yra visur tas blankumas. Ir pradėjus po truputėlį kelti į viršų ir sakyti žmogui, kad, leisk savo jausti pyktį, susierzinimą, pasibjaurėjimą ar dar kažką, mes galim pradėti ir žadinti ir džiugesį ir kitus šviesius dalykus.
Čia paminėjau tokias kaip ir funkcijas, kurios mums yra reikalingos, kodėl tas emocinis pasaulis mums būtinas, tai yra ir išgyvenimas, ir atmintis, ir bendravimo funkcija. Skaidrėmis pasidalinsiu, tai galėsit ir daugiau panagrinėti. Kas dar yra labai labai svarbu suvokti, kad emocijos turi lygmenis. Mes niekada nebūnam vienodi kiekvieną dieną. Ir jeigu aš šiandien turiu kažkokio lygmens, pavyzdžiui, nerimo ar pyktį, jisai gali būti stipresnis ar silpnesnis rytoj, nes tai priklauso nuo įvairių situacijų. Ir apskritai, kodėl svarbu žinoti tuos lygmenis, todėl kad ties stipriom arba ribinėm emociniam tom patirtim žmonėms formuojasi tokia neigiama patirtis, kuri dažnai įvardima kaip emocinė trauma. Tai būtent tose ribinėse ir stipriose patirtyse emocinėse atsiranda kažkas, prie ko mes rišamės ir fiksuojamės. Tai vėlgi taip truputėlį peržvelgdamos galbūt per save, per savo gyvenimą, vėlgi galėtumėt irgi pasižiūrėti, kur aš turėjau kažkokias tas stipres patirtis ir greičiausiai jos kartosis ir eis per gyvenimą. Vis prisiminsim arba vis reaguosim per tai. Tai yra svarbu. Rytai ir Kuksando ką sako apie emocijas, kad galima laikytis labai dviejų skirtingų pozicijų, paprastų, kad yra dvi emocijos arba dvi emocinės pozicijos. Ir aš čia iškeliu klausimą, kokios tos emocinės pozicijos. Tai trumpai galite pagalvoti savo. Meistra, kokios emocijos? Taip, meilė ir baimė sufleruoja Tomą. Ir tai vėl labai praktiška. Galite tą net pabandyti rytoj ir pasižiūrėti, iš kokios būsenos aš veikiu. Ar aš veikiu iš baimės, ar aš veikiu iš meilės. Daugiau nieko nereikia. Ir jūs galite matyti, kad ten, kur yra meilės pozicija, ten yra ir energija. Ten yra drąsa, atsipalaidavimas, geras jausmas. Jeigu aš veikiu iš baimės, turiu stagnaciją, turiu įtampą, turiu ligą, turiu tą susimažinimą arba kažkokį užspaudimą. Ir vėlgi čia, kaip sakiau, yra labai svarbu suvokti, kad niekada nebus taip pačiai, kaip buvo šiandien. Ir tas emocinė ta laisvė, kad aš šiandien buvau toks, aš rytoj galiu būti kitoks ir neprisirišti prie to, leidžia mums išlikti lengviems, atsipalaidavusiems ir sveikiems. Nes noras rištis tiek prie geros emocijos, kad aš šiandien taip jaučiausi, noriu ir rytoj taip jaustis, mus veda į didelę problemą. Tai vėlgi neprisiriškim prie to, kokia buvo patirtis. Patirtis gali būti visokia. Emocijų ir kūno ryšys. Yra labai daug ir tyrimų atliktų, ir tokių mokslinių darbų apie tai, kaip mus veikia emocijos. Ir aš keletą paminėsiu, galbūt vėliau jūs galėsite sugrįžti prie tų skaidrių ir pasiskaityti. Bet nėra nei vienos emocijos, kuri neatsispindėtų kūne, ir nei vieno kūno, kuris nekauptų ar nefiksuotų emocijos. Mes kiekvienas tą turim. Ir mes kiekvienas su tuo gyvenam. Ir rytuose yra sakoma, kad būtent iš emocijos atsiranda kažkoks negalavimas, stagnacija ar kažkoks susirgimas. Dėl sprogstančių arba užspaustų emocijų. Ir kodėl emocijos mus taip gąsdina, ne? Kodėl mes bijom jausti ir dažnai sukeliam savo problemą, nes užspaudžiam tai, nes visą laiką emocija yra susijusi su tam tikru fiziniu patyrimu. Mes visą laiką patiriam per kūną. Tarkim, mes nenorime eiti rytoj į darbą ne dėl to, kad mums sunku atsikelti ir fiziškai nueiti iki darbo vietos ar apsirengti sunku. Kartais būna ir tai sunku, bet dėl to, kad mes ten patirsim kažkokį galbūt ne visai patinkantį mums išgyvenimą. Ką daryti su tuo? Mes turime
tapti talpesni. Bet klausimas, kaip plėstis, ne? Kaip talpinti kuo daugiau, kaip galėti patirti daugiau, jeigu jau šiandien atrodo, kad daugiau nieko negebu. Tai to ir mokysimės visą šią savaitę, ne? Kvėpavimu padėti, kvėpavimu atpalaiduoti, suvokimu atpalaiduoti, žinojimu, netgi ir tam tikros žinios jos gali mums padėti. Taip, iš šitos skaidrės aš norėčiau tokį atkreipti dėmesį, kad presuodami emocijas mes neturėsime energijos. Ne? Galit panagrinėti ir patyrinėti. Ten, kur aš kažką užspaudžiu, neleidžiu tekėti, aš neturiu jėgų. Labai dažnai irgi moterys sako, aš neturiu jėgų, negaliu pavežti, negaliu kažko išspręsti. Dėl to, kad mes spaudžiam ir neleidžiam tekėti, vykti tam vyksmui, kuris ateina per fizinį kūną. Taip. Koks dar yra kūno reagavimas į tam tikras emocijas? Tai pavyzdžiui, liūdesys, ne? Kaip liūdesys reiškiasi mūsų kūne, tai yra sulėtėjęs kūnas, sunki krūtinė, sunkus pečiai, prislėgta laikysena, noras kūprintis, ne? Labai dažnai yra toks susigūžimas, noras sumažėti, gumulas gerklėj, mažas energijos kiekis, tylus balsas, lėti judesiai ir lėtos mimikos. Pyktis, kaip reiškiasi, tai šilumos pojūčių, plykstelėjimų kažkokiu, raudonumų veide, įtampa žandikaulyje, pakeltų tonų, greitų kvėpavimų, karščių ir jėga delnuose. Mes puikiai galim atpažinti, kada aš supykau, tada kai kvėpavimas greitėja, jaučiu, kad jau kažkur jisai greitėja ir pakyla aukščiau negu kad įprastai būna. Ir labai būna sušyla delnai, ne? Jie būna karšti, atsiranda energija tam, kad galėtume brėžti ribą. Čia vėlgi šiek tiek noriu pasidalinti apie tai, kaip mūsų kūnas reaguoja ir kokį atsaką duoda. Tam, kad žinotume ir tam, kad suvoktume, kad galim pajungdami tam tikrus savo kūno procesus, galim veikti emocijas. Tai pavyzdžiui, gilus ir lėtas kvėpavimas mūsų ramina. Greitas, trumpas ir staigus aktyvuoja. Ne? Paviršinis palaiko nerimą ir mobilizaciją. Tai labai dažnai tie, kas kvėpuoja paviršiumi arba kas kvėpuoja pečiais, krūtinės viršumi, išgyvena ir nerimą. Ir čia turbūt verta labai apsistoti ties nerimu ir ties nerimo patirtim, nes tai yra dažna, ką mes sutinkam šiandieninėme pasaulyje ir ypač taip patiria moteris galbūt dažniau, moteris dažniau pasisako. Tai kodėl tas nerimas sukelia tiek daug iššūkių? Nes tai yra labai nemaloni ir kūniškai sunkiai išbūnama būsena. Mes jos labai bijom, mes jos nenorim patirti, nemokam su jie išbūti ir nesame kantrus, kai jinai ateina. Bet jeigu patyrinėjus ir susitelkus dėmesį į tą patirtį, mes pamatysim, kad jinai yra išbūnama. Ir tas ilgalaikis nerimas gali tapti toks kaip ir visą laiką šalia, bet aš į jį neįkrentu. Tai kas išgyvena daug nerimo, tai tikrai ilgas darbas yra, kad jo nejausti ir greičiausiai apskritai neįmanoma šiandieniniam pasaulyje neturėti nerimo, bet gebam su juo tvarkytis, jeigu jį galim atpažinti. Ir čia būtent ir yra ta tokia mišri emocija, kurią sunku kartais suvokti, nes jinai daugiasluoksnė. Ir čia susipina du tokie dalykai - tikėjimas ir pasitikėjimas ir baimė. Ir dažnai mes negalim to nerimo atpažinti, nes tai tarsi nėra baimė, bet kažkas kito, kažkuo dar apipinta. Ir laiku atpažinus, kad aš visgi gyvenu su nerimu, taip mums labai padeda pagerinti gyvenimo kokybę. O jeigu pagal rytus, kalbant ir žiūrint, nerimas kas yra? Labai paprastą atsakymą turi ir tai, kad nerimas yra išskaidyta ir nesutelkta energija. Jis yra ištaškyta
pasklidusi po visą kūną ir dėl to mes ir turim tą tokį pojūtį, tarsi visas kūnas kažkaip vibruoja nemaloniai, čeža. Žmonės dar sako, aš tarsi jaučiuosi, tarsi būčiau apsivilkus kažkokį čežantį rūbą, visa drebu, visa čežu. Tai ir yra tai sklaidyta energija, kurios mes nemokam nei panaudoti, nei sutelkti, nei nuraminti, nei kažkur padėti. Tai kaip ją surinkti ir kaip ją nuraminti, mes šiandien mokysimės. Ir aš išskyriau šiandien tokius 6 dalykus, kurie šiuolaikiniai moteriai yra labai labai svarbus. Ir tam, kad mes galėtume tvarkytis ir su tuo pačiu jausmu, kad visko per daug, kad turiu kažkokį tokį apsiblausimą nuolatinį, yra 6 esminiai baziniai dalykai, su kuriais mums reikėtų tarsi užsirašyti, akcentuotis ir prie jų truputėlį pabūti. Tai pirmas dalykas yra apskritai streso suvokimas, kad mes negalim pakeisti pasaulio, jo greičio ir stresas visą laiką bus. Streso nebuvimas, jokio streso nebuvimas irgi yra stresas mūsų organizmui, nes mes esam tarsi tokios būtybės, kurios nuolat linkusios adaptuotis prie aplinkybių. Bet kad nekartotume kiekvieną dieną stresas ir nesuvoktume, kas tai yra, aš gal įvardinsiu, kad stresas psichologijoje įvardyjamas kaip tam tikras pokytis. Tai ką reiškia, mes kiekvieną dieną patiriam tam tikrą pokytį. Turim važiuoti į darbą, gal šiandien kitaip važiuojam negu vakar, jau kažkoks pokytis. Pokyčiai darbe, pokyčiai šeimoje, pokyčiai su sveikata, pokyčiai su kūnu. Kiekvieną dieną mes turim tą stresinę patirtį, nes turim suvokti tai ir adaptuotis prie to pokyčio. Neigiamas stresas yra kada? Tada, kai tas pokytis mūsų suvokime, mūsų sąmonėje tampa didesniu, negu kad mes gebam įveikti. Ir mūsų kūnas ir psichika sako, ne, man šitas iššūkis yra per didelis, aš jo negaliu įveikti. Tada mes patiriam labai labai didelį neigiamą išgyvenimą. Ir vėlgi, kaip tai spręsti? Reikia save stiprinti, nes aplinkos mes negalim pakeisti. Kaip stiprinti ir kaip tą atsparumą kelti mes mokysimės. Dėmesio koncentracija. Antras dalykas, kuris yra mums būtinas. Šiandien mes esam dėmesį savo išskaidę, išdalinę ir išmėtę. Per visą dieną mes jį tiesiog paskleidžiam visur ir nieko nepasiliekam savo. Jeigu mes dėmesio koncentraciją savo susigrąžinsim ir pasiliksim, kad aš nusprendžiu, kur su kuo, kaip ir kada bendrausiu, kam skirsiu laiko, į kur nukreipsiu savo kažkokį fokusą, mes tada turim pojūtį, kad aš susigrąžinu savo jėgą ir galią, aš galiu spręsti. Trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra ribos ir gebėjimas atsiriboti. Bet tai yra susiję vėlgi su dėmesio koncentracija. Jeigu mes nesuvoksim, kad aš turiu laikyti fokusą, kas vyksta mano kūne, koks yra pojūtis ir koks yra poreikis, ir tik tada galėsiu atsiriboti nuo viso triukšmo, kuris vyksta aplinkui, arba brėžti ribą, tada negalėsim tų ribų jokių įgyvendinti, nes dažnai girdžiu, kad ateikit, išmoksit brėžti ribą. Mes neišmoksim brėžti ribos, kol nesusigrąžinam dėmesio į save, į savo fiziką, į savo kvėpavimą ir į tai, kas vyksta su mumis. Ketvirtas dalykas, kuris šiandien man labai labai patinka, tai yra intuicija ir tai yra labai moteriška. Ir iš tikrųjų mes šitą jėgą turim visos. Tik labai dažnai nukeliaujam į protą ir sakom, kad aš čia turiu pagalvoti, kaip nuspręsti, nors vidus kuo puikiausiai žino. Ir tam yra netgi toks pasitikrinimas, jūs galite stebėti savo kūną ir matyti, ar aš palinkstu į kažką, ar aš atsitraukiu. Ne? Jeigu kažkas dalinasi su mumis informacija ir mes jaučiam, kad tai yra tiesa, arba tai mums tinka, mes palinkstam į tą žmogų. Jeigu mes sakom, kad kažkas ne taip, mes atsitraukiam ir kryžiuojam save ir sakom, aš nepatinka man tai. Ketvirtas dalykas yra savistaba, stebėjimas. Tai vėlgi įrankis, kuris leidžia fiksuoti, kas vyksta su mumis. Ir savistaba visada yra čia ir dabar.
Kuksando taip turi tokią kaip savistabos meditaciją ir savistaba šiek tiek kitaip ir giliau per tą praktiką aiškina, bet jeigu paprastai bendraja prasme, savistaba visą laiką yra dėmesys į tai, kas vyksta dabar. O dabar visą laiką vyksta du dalykai - kvėpavimas ir kūno pojūtis. Visą laiką jisai yra dabar, niekada nėra atgal kvėpavimo arba į priekį, jisai yra čia ir dabar toks, koks yra. Ir šeštas dalykas yra atsparumas. Ir apie atsparumą galbūt, šiek tiek sustočiau ir pasidalinčiau kelias minutes. Kas tai yra? Tai yra asmens gebėjimas susidoroti su pokyčiais arba su kažkokia reikšminga, tokia situacija, kur mums reikia prisitaikyti. Ir kaip sakiau, pirmiausia, poreikiai šiandien auga ir aplinka kuo toliau, tuo labiau iš mūsų pareikalaus mūsų dėmesio ir mūsų sprendimo. Ir čia bus du dalykai svarbus. Ar mes galim adaptuotis prie to, kas vyksta, ar mes galim pajungti savo resursą ir susitvarkyti su tuo, kad nepatirti streso, nepatirti to perdegimo, nepatirti emocinio kažkokio to atsijungimo. Ir ar galim po to atsistatyti, ar žinom, kaip susigrąžinti savo resursą, savo energiją. Nes jeigu to nepadarysim, mes seksim ir išseksim, ne? Ir tada eisim į kažkokią problemą. Atsparumas nėra apie situacijų vengimą ir bėgimą nuo jų. Atsparumas yra į sąmoningumą ir suvokimą, kad kas vyksta ir ar aš galiu išsispręsti. Ir čia yra ketvirtas labai svarbus dalykas ir susijęs būtent su rytų praktikom, su judėjimu, su meditacija, su kvėpavimu, kad jeigu mes bent vieną iš šitų dalykų darom, judam, kvėpuojam, medituojam, tai ir turim bent vieną kažkurį išvystytą iš šitų gebėjimų, tai mes jį galim panaudoti, sudengti tarsi tą vietą, kuri yra galbūt šiek tiek šlubuojanti. Kaip pavyzdys, aiškiau pasakysiu, jeigu mes sportuojam, turim fizinį stiprų kūną, mes galėsim sudengti kažkokį emocinį iššūkį tada, ne? Nors tarsi su emocijom galbūt ir nedirbam. Kodėl? Todėl, kad žmogus yra vientisas, ne? Todėl, kad negalim kažkaip stiprinti tik tai fizinio pavidalo savo, reiškia, mes stiprėjam visi iš esmės. Taip, mes kiekvienas turim atsparumo bruožų, bet aš galbūt šiek tiek praleisiu ir galėsit tas skaidres pasižiūrėti ir dar atsiųsim testą, kur galėsit įsivertinti irgi savo atsparumą. Ten bus nedaug klausimų, įvertinsit nuo 1 iki 7 ir matysit, kuris sritis, šiek tiek atsparumo reikalaujanti ir koks apskritai jūsų tas bendrasis atsparumas ir kaip jūs gebat tvarkytis su tam tikrais iššūkiais. Taip, laikas šiek tiek spaudžia, aš dar kokias 3 minutes iš jūsų paimsiu turbūt. Čia įdėjau 8 trumpas praktikas, aš tikrai pažadu, jeigu ne šiandien, tai kitą kartą dar padarysim įrašą ir aptarsim, kaip kiekvieną iš šitų įrankių įgyvendinti ir kaip jais pasinaudoti, bet tai per daug laiko ir per daug kažkokių žinių nereikalaujantis tokie mažos technikos, kurios jums padėtų kiekvieną dieną tvarkytis su iškilusiais iššūkiais. Tai šiuo atveju mes vieną kaip ir truputėlį pritaikėm šiandien, tai yra emocinis stebėjimas ir įvardyjamas, kaip aš jaučiuosi ir ką aš patiriu. Tai jeigu jaučiat, kad sudėtinga, nesuprantu, kas vyksta, atsisėdu, užsimerkiu, pabandau koncentruoti ten, kur kažkoks judėjimas kūne ir tiesiog įvardinti, kas ten yra. Jūs galit nežinoti, kokia tai yra emocija, ar tai baimė, ar pyktis, ar kažkas mišraus, bet jūs galite tiesiog pasakyti, jaučiu krūtiniai raudoną kamuolį, kuris mane slegia. Ir tas įvardyjimas jau jums leis šiek tiek atsipalaiduoti. Dar vienas iš tokių patarimų, kaip tvarkyti su tuo emociniu tokiu perviršiu, tai yra kūno padėties tiesiog keitimas, temperatūros pokytis arba judesys. Tai tarkim, jeigu aš jaučiu, kad man darosi sudėtinga ir kažkoks
didelis emocinis srautas, galbūt aš galiu, jeigu sėdėjau, atsigulti ant žemės. Ne? Galbūt aš galiu nueiti nusiplauti šaltu vandeniu veidą, nusiplauti šaltu vandeniu, vėsiu vandeniu pėdas. Ne? Tai vėlgi keičia, nes kodėl? Todėl, kad mūsų dėmesys kažkur nukeliauja kitur. Ne? Tai padeda tvarkytis. Čia vienas iš tokių praktinių pavyzdžių, galbūt tam, kas negeba nuraminti savo minčių srauto. Tai yra pravažiuojančio automobilio tokia praktika. Jeigu mes turim didelį minčių srautą, pabandykim tiesiog įsivaizduoti, kaip atsisėdam ant suolelio ir stebim greitkelį. Įsivaizduojam, kad kiekviena ta mintis, kuri mūsų vargina, yra tarsi automobilis ir mums čia reikalinga, aišku, vizualizacija. Mes galim stebėti kiekvieną tą mintį, ne? Ir atsitraukiu nuo viso to srauto, palieku jį tarsi greitkelį, o pats sėdžiu ant suoliuko ir stebiu. Bet be abejo, tam, kad tą galėtume padaryti, mums reikia gebėti įsivaizduoti. Jeigu visiškai nemoku ir nežinau, kaip čia atsitraukti ir kaip ką stebėti, yra dar viena praktika stebėti minties pradžią. Atsisėst, užsimerkt ir savo pasakyti, va dabar aš stebėsiu, iš kur ateina mano mintis. Jūs galite įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks šaltinis, kažkokia versmė, iš kurios va ateina tas minčių srautas. Galite vizualizuoti, kad tai mėlyna, kad tai žalia, kad tai sraunu. Ir jeigu jūs pradėsite tai stebėti, susitelksit, sukoncentruosit dėmesį, jūs pamatysit, kad tų minčių nebelieka, jos tarsi nutyla. Ir negaliu niekaip įvardinti minties pradžios, nes jos nėra. O kai minties tokios aštrios nėra, jos aišku pamažu vėl randasi. Aš galiu ilsėtis, bet toje pauzėje mes galim ilsėtis. Ir dar viena tokia iš kognityvinės, galbūt elgesio terapijos technika, tai jeigu jaučiat, kad būna dienų, jog tiek daug minčių, toks didelis srautas ir toks emociškai įtempta, daug galvojimo, sau galit pasakyti, kad ne dabar tos mintys, aš pažadu prie jų sugrįžti, pavyzdžiui, 5 valandą vakare. Ir tada jas pamintyti. Ir tai, žinokit, veikia. Mintys nurimsta ir jos tikrai mes galime apgauti savo protą ir sugrįžti prie to tą įvardintą 5 valandą. Bet kada tai veikia, tada, kai mes iš tikrųjų tai padarom, kad 5 valandą po darbo aš atsisėdu, paimu baltą lapą ir sugrįžtu prie tų minčių, kurios mane šiandien vargina. Ar, pavyzdžiui, išrašau jas, arba galbūt pakvėpuoju, galbūt padarau dar kažkokią praktiką, tų minčių stebėjimą, bet aš grįžtu prie to, kam daviau pažadą. Nes, jeigu kitą kartą tai bandysit padaryti ir apgauti savo protą, tai neveiks. Bet jeigu mes tai praktikuosim, tai tikrai veiks, nes mūsų kūnas ir mūsų sąmonė žinos, okei, ne dabar, aš galėsiu prie to sąmoningai sugrįžti. Tai taip trumpai kažkaip nepavyko šiandien, bet labai norėjusi daug duoti ir galbūt dar galėsim prie to sugrįžti ir galėsim sugrįžti prie klausimų, bet aš labai noriu žodį perduoti jau dabar meistriai. Vienas labai svarbus dalykas, kurį norisi paminėti, kad visa tai, ką aš kalbėjau, mums yra svarbu, kad mes galėtume išeiti į atsipalaidavimą, nes jeigu mes nemokėsim nuraminti minčių, atpažinti emocijų, kažkaip susitelkti, mes negalėsim atsipalaiduoti ir mes negalėsim nei sveikti, nei gyti, o atsipalaidavimas būtent tai ir duoda. Tai perduodu dabar Tomai. Išsiūs skaidrės įmėsis. Mikrofoną. Aš įsijungiu. Gerai, tada aš grįžtu irgi. Tuoj greitai čia susireguliuoju ir pratęsim. Taip, Eglė dabar. Matau, viskas super. Štai,
Gerai. Um, Ačiū labai. Iš tiesų, nežinau, kaip jūs, kai kurios ir komentavot, labai ačiū, kas ir aktyviai įsijungėt. Aš tai irgi vis kažkaip galvojau, ką taikau, ko netaikau, kas man veikia, kas neveikia. Ir aš iš tiesų norėčiau dabar labai labai jau praktiškai, nes iš tiesų nesinori ir labai gal išsiplėsti čia visą vakarą užimti, nes paskui dar norėtųsi skirti laiko ir jūsų klausimams. Tai iš tikrųjų taip. Kur tas emocijas atrodo surinkti išsklaidytas, kai Eglė pasakė, kad jos išsklaidytos, iš tikrųjų taip Ritai sako, kad jos yra išsklaidytos. Kitas dalykas, sako, kad emocijos yra labai dažnai mintis, ką ir Eglė minėjo, kad kartais tos emocijos nėra tiek problemos, bet mes ją vystom ir patys savo mintimis tą problemą sukuriam ir tos mintis nesibaigia ir jos sukasi kažkur galvoje ir tada mes jaučiam ir tą nerimą, ir įtampą, ir stresą, ir įvairiausias kitas emocijas. Tai kaip jas surinkti, kaip jas nuraminti? Tai netgi irgi paprastas toks pavyzdys, kai man kažkada yra tekę dirbti didžiulėje žiniasklaidos bendrovėje ir ten būdavo be galo daug emocijų. Ten ir gamyba, ir leidyba, ir ten viskas vienoje vietoje. Tos emocijos tiesiog sprogdavo ir iš tikrųjų iki 10 suskaičiuoti tu nespėji, nes pirmiausia sprogsti ir paskui prisimeni, kad kažkas sakė, kad reikia skaičiuoti. Reikia, bet ne visada pavyksta. Tai ką apie tai kalba Ritai? Kas jau susipažinę su Kuksando, būsit ir girdėję, ir matę šitą, bet aš tą tikrai dažnai kartoju, nes matau, kad žmonės ir pamiršta ir nebegalvoja apie tai, o tai iš tiesų yra svarbu. Čia yra nubraižytas žmogus, toks kaip iš šono, čia yra širdis, čia yra įsivaizduokim inkstai, čia stuburas, o štai čia yra žmogaus energijos centras. Korėjiečiai rytuose, Korėjoje, Kuksando žmonės šitą vietą vadina danžionu. Dan yra karštas, džion laukas, karštas laukas. Ir tai yra žmogaus energijos centras. Ir būtent čia mes turime nuraminti tas emocijas, būtent čia mes turime surinkti savo energiją. Čia yra energijos centras. Jisai, jeigu kalbam apie savo kūną, tai tas centras yra, jeigu mes štai, va čia yra mano bamba, jeigu aš ant bambos sudedu nykščius, apglėbiu pirštais pilvo apačią, čia gaunu tarp pirštų tokią širdutę, per jos vidurį maždaug va ten yra mūsų danžionas, kurį galim įsivaizduoti tokį kaip raudoną golfo kamoliuką, ar kiaušinį, ar kažkokį kitokį kamoliuką, kaip jau jums išeina. Va čia yra tas mūsų centras. Ir dabar tos mintis mūsų emocijos rytuose, jos vadinamos paprastai karščiu, ugnimi. Ugnis tai yra vienas iš 5 elementų, mes apie tos elementus šiek tiek šnekėsim ir daugiau. Ugnis gamtoje, kai bet uždegėm ir kai žvakę deginau, jinai kyla aukštyn. Tai reiškia mūsų emocijos, jeigu jos kažkaip nėra valdomos, jeigu mes tos energijos nesugebam sutelkti ir valdyti, ugnis kyla aukštyn ir kažkada jinai sprogsta, kažkada jinai sudega, kažkada jinai išsiveržia. Čia yra inkstai. Inkstai pagal rytų mediciną tai priklauso vandens elementui. Vanduo tai yra šaltas toks skystis, kuris paleidus leidžiasi žemyn. Ir jeigu vėlgi čia tos energijos mes nevaldom, tai tas inkstų vanduo, vandens elementas, jisai tempia mus į apačią. Ir taip ir būna, kad galva karšta, mintis zuja, didžiulis nerimas, didžiulė įtampa, čia didžiuliai skausmai kakle ir pečiuose, o tuo tarpu kojos sunkios, pėdos šąla, kojų pirštai šąla, tinsta, nėra energijos, nėra jėgų. Ką daryti? Pirmiausias patarimas rytuose, ką ir Eglė minėjo, tai yra kvėpavimas. Tam, kad mes nuleistumėm šitą ugnies karštį žemyn, kad jinai metaforiškai kalbant įkaitintų inkstuose esantį vandenį ir tas vanduo garų pavydalų kildamas aukštyn maitintų visą mūsų kūną ir paskui kondensavęsis vėl šliūkšteltų ant ugnies ir vėl nuspaustų ją žemyn. Visą šitą procesą, va čia yra tas toks teisingas žmogaus energijos apytakos ratas, kada priekiu energija leidžiasi, karštis leidžiasi žemyn, o nugara kyla į viršų. Kada mes atkuriam šitą cirkuliaciją, žmogus pasidaro atsparesnis, atsikuria žmogaus savireguliacinės funkcijos, jisai tampa
tampa stipresnis, nes mes streso, mes įvykių nepakeisim, bet mes galim pakeisti savo reakciją. Ir būtent kada ta energija cirkuliuoja normaliai, be kažkokių spazmų, blokų, mes netampam abejingi, bet mes žiūrim, mes matom situaciją realiai. Mums nebereikia daug emocijų ir daug minčių, kad mes ją išvystytumėm. Ir čia pirmiausia, kas padeda, tai yra kvėpavimas. Čia yra diafragma, įsivaizduokit toksai žmogaus raumuo einantis skersai kūno, kuris būtent leisdamasis žemyn nuspaudžia tą karštį, ko mums taip labai ir reikia. Tai reiškia, kad mes turime kvėpuoti pilvu. Ką reiškia pilvu? Tai reiškia, kai mes įkvepiam, turi išsipūsti mūsų apatinė pilvo dalis. Tai reiškia, šitas danženas tarsi turėtų iškeliauti į priekį. Pat įsivaizduokit, mes įkvepiam, danženas iškeliauja, pilvas išsipučia, iškvepiam, danženas sugrįžta atgal. Ir va taip kvėpuojam. Tuoj pasimokysim, kaip tą daryti, nes tai nėra visai paprasta. Kai kuriem yra paprasta ir lengva, bet dažniausiai tai būna pakankamai sunku. Bet prieš tai aš labai trumpai noriu parodyti, va štai čia įsivaizduokit, matot, tas mėlynas toksai kaip debesėlis apačioje plaučio, apačioje šonkaulių yra diafragma. Ir pasižiūrėkit, kai diafragma nusileidžia, kaip stipriai išsiplečia plaučiai, kaip padidėja jų tūris, kiek daug oro prisipildo plaučiuose. Oras tai yra rytų kalba kalbant, tai yra dangaus energija. Ir kai mes iškvepiam, diafragma pakyla aukštyn ir plaučiai, matot, pasidaro tokie mažučiai. Ir jeigu mes kvėpuojam tuo danženu, pilvo apačia, tai va toks ir vyksta procesas. Ir tada vyksta, ta diafragma juda, jinai masažuoja organus, gaminasi žarnyne labai daug serotonino, tai yra laimės hormono. Daugiau laimės hormono, mažiau kortizolio, mažiau streso hormono. Bet jeigu mes kvėpuojam paviršutiniškai, krūtine, kai kurie kvėpuoja labai susinervinę, susidirginę, kvėpuoja pečiais, tai visa ta fiziologija nebevyksta. Ir tas visas nerimas, karštis, ugnis, viskas yra čia. Ir tai mums sukelia skausmą, tai mums sukelia nemigą, nerimą, ilgainiui sukelia lėtines įvairiausias ligas ir daugeliui pratrūksta. Pratrūksta pykčių, pratrūksta liūdesių, pratrūksta kitokiomis emocijomis, kurių mes paskui kažkaip tarsi ir gėdėjomės ir nenorėtumėm jų, bet mes nieko negalim padaryti. Tai dabar mes pakalbėkim, kaip kvėpuoti tuo pilvu, kaip surasti tą danženą. Nes vien tai, kad aš parodau, kad tai yra po bamba, tai nereiškia, kad tai paprasta paimti ir iškvėpti tą pilvo apačią. Tai korėjiečiai sako, kad tam, kad mes galėtumėm kvėpuoti tą pilvo apačią, mums reikia, kad mintis nusileistų žemyn. Nes energija eina paskui mintį. Tai reiškia, kad jeigu mūsų mintis sukasi šičia ir verda galvoje, kvėpavimas ir visa energija bus čia. Jeigu mums pavyksta nuleisti mintį žemyn, paskui mintį nusileidžia energija, nurimsta kvėpavimas. Nusileidžia žemyn ir tada po truputėlį įsisuka visas tas energijos ratas. Tai jau yra kuksando patarimai. Ir kuksando turi labai gražią meditaciją. Kas esat praktikavę, susidūrę su šita praktika, tikrai ją, manau, taikot ir žinot. Kas ne, pabandysim tuoj pat. Tai yra 5 minučių meditacija, mes ją vadiname švieselės kelione. Ir jinai labai nuramina, labai sutelkia mintis ir tuo pačiu energiją būtent į danženą, į tą žmogaus energijos centrą. Ir jinai padeda nuraminti kvėpavimą. Net ir tam žmogui, kuris atrodo, niekaip jam neišeina iš tos krūtinės to kvėpavimo nuleisti ir įdarbinti diafragmos, ilgainiui vis taikant tą 5 minučių, 5 minutės, aš manau, mes tikrai galim rasti ryte, vakare, dienos metu. Pritaiko tą meditaciją ir iš tiesų tas kvėpavimas pradeda rimti. Tos meditacijos metu dabar trumpai pristatysiu ir tada mes visi kartu ją padarysim. Ir vėliau rytoj aš įkelsiu atskirą šitos meditacijos audio įrašą, kad jūs galėtumėte jį įsijungti, nereikėtų prasukinėti viso šito mūsų seminaro, mūsų susitikimo pirmojo. Bet tai ta meditacija vyksta taip. Mes atsigulam. Jeigu, tarkim, norite tą padaryti darbe, nes jau jaučiat, kad jau nebeišeina ištverti ir reikia nurimti, galima be jokios abejonės ją daryti ir sėdint. Idealu gulint ant nugaros, rankos, kojos plačiai užsimerkus. Nėra galimybės, atsisėskit, bet pasistengkit irgi kažkaip kojas plačiau, kad kūnas bent kažkiek atsipalaiduotų. Tada mes užsimerkiam ir įsivaizduojam, kaip prie kojų pirštų galiukų atsiranda 2 nedidelės baltos šviesos. Jos įeina vidun ir apšviečia mūsų kaulus. Vat įsivaizduokit skeletą, čia rodau jums tokį piešinuką. Įsivaizduokit, kad ta švieselė apšviečia kaulus, keliauja, kyla į viršų ir sustoja toje danženo erdvėje, kur rodžiau, kur yra po bamba.
Tada švieselės atsiranda prie rankų pirštų, keliauja aukštyn, apšviesdamos rankų kaulus, keliauja iki pečių, apšviečia kaukolę, leidžiasi stuburo, apšviečia šonkaulius ir vėl sustoja dandžiono erdvėje. Tada įsivaizduojam visą skeletą, galim net mintise nuo jo atsitraukti, apžiūrėti aplinkui, apeiti va tokią kaip hologramą, va tokią kaip čia jisai yra. Po to tame skelete jau atsiranda vidaus organai. Čia šita nuotrauka gal nėra tokia jau labai graži, bet organai jie tokie yra ir kiti sako, man nemalonu gal tos organus įsivaizduoti, esu ir taip girdėjus, bet tai yra mūsų vidus ir jis negali būti nemalonus. Ir mes turime žinoti, kas ten darosi, mes turim žinoti, kur yra mūsų širdis, skrandis, blužnis. Ir būtent šita švieselės kelionės meditacija, jinai iš išorės, iš mūsų problemų, iš mūsų minčių, iš mūsų tų nesibaigiančių emocijų, mus sustabdo ir per kelias minutės perkelia į mūsų vidų, į save. Suprantat, mes visiškai neskiriam dėmesio savo. Tai aš čia jungiau tiesiog, kad taip užmestumėt akį, kur yra tie organai, kad galėtumėt paskui įsivaizduoti. Ir dažniausiai, ko žmonės neįsivaizduoja, tai sako, aš visiškai nežinau, kur yra blužnis. Tai blužnis yra čia, prie skrandžio, kairėje kūno pusėje, taip šone. Toks, va, matot, nedidelis organas, kuris beje vakaruose tai yra ir kraujodaros organas, toks visiškai kitaip vertinamas, o rytų medicinoje, kadangi tai yra medicina, kuri kalba apie žmogaus energiją, apie jos cirkuliaciją, tai blužnis yra organas, kuris labai padeda virškinti, kuris generuoja tą pyktį, tą karštį, tą energiją, kuri būtent padeda virškinti. Ir todėl žmonės, kurie turi silpną blužnies energiją, apie tai irgi pakalbėsim vėliau, dažnai skundžiasi virškinimo sutrikimais. Na va, ir pabaigoje mes įsivaizduojam, kad viskas pranyksta. Nes tam, kad mes pajustumėm visišką ramybę, mums reikia tuštumos. Bet tuštumos mes negalim pajusti, neįsivaizdavę, kuo mes esam užpildyti. Tai dėl to tokia yra eiga. Įsivaizduojam kaulus, įsivaizduojam organus, tada įsivaizduojam, kad nieko nebelieka, kūnas pasidaro tuščias kaip balionas, tik tai oda pripildyta energijos ir oro. Ir lieka tik tai tavo dandžiono erdvė, įsivaizduokit, čia toksai futbolo kamuolys tinkle, bet įsivaizduokit, kad jūsų oda pavirsta į tinklą, tame tinkle nieko nėra ir lieka tik tai tas kamuoliukas pilve. Tas šiuo atveju čia futbolo kamuolys nupieštas, bet jūs galite įsivaizduoti va štai tokį paprastą, raudoną, nedidelį golfo kamuoliuką. Ir kai jūs įkvepiat, tas kamuoliukas pakyla, iškvepiat, kamuoliukas nusileidžia. Ir taip ramiai kvėpuojam. Dar vienas momentas prieš pradedant meditaciją, tai yra kvėpavimo intensyvumas. Tai mes neįkvepiam ir neiškvepiam 100%. Tai yra, matot, jeigu 100% įkvėpimas ir 100 iškvėpimas, tai ta mūsų kreivė kvėpavimo baigėsi ties 80. Tai reiškia, kad kvėpavimas yra visiškai tolygus, ramus, lėtas, tik per nosį. Taip, kad šalia esantis žmogus nesuprastų, kad jūs kvėpuojat, nematytų. Nėra tų tokių kvėpavimų kaip sporto salėj, kur toksai ne. Čia visiškai tylus, ramus, kaip atrodo net žvakė nesuvirpėtų liepsna, jeigu pridėtumėm šalia. Tai kviečiu dabar išbandyti šitą meditaciją ir pabaigoje aš dar jums pasakysiu keletą vaistažolių, kurias, rekomenduočiau toms, kurios tikrai patiria didelį nerimą. Tai atsigulkit, kas turit galimybę, atsigulkit ant nugaros. Jeigu neturit, atsisėskit patogiai, bet kažkaip vis tiek tas kojas plačiau, rankas plačiai. Rankos tik tai delnai neturi pakilti aukščiau širdies. Turi būti taip šiek tiek įstrižai žemyn. Užsimerkit. Nuraminkit kvėpavimą. Kvėpavimas leidžiasi žemyn, darosi ramus, lėtas, gilus. Kvėpuojam labai tyliai, tik per nosį. Bandykim kvėpuoti dandžionu pačia pilvo apačia. Pasakykim savo, kad esam ramios, atsipalaidavusios, laimingos. Galim net nusišypsot. Kai nusišypsom, kažkaip atsipalaiduoja kakta, atsipalaiduoja veidas. Ir dabar įsivaizduokim, kaip prie kojų pirštų galiuko atsiranda dvi nedidelės baltos šviesos. Jos įeina vidun ir baltai apšviesdamos kojų kaulus kyla aukštyn. Apšviečia padikaulius, čiurnas, blauzdų kaulus.
Matome baltai apšviestus kelius, šlaunikaulius, dubens kaulus ir sustojame danžiono erdvėje. Nedidelės baltos šviesos atsiranda prie rankų pirštų. Įeina vidun ir baltai apšviesdamos rankų kaulus kyla aukštyn link riešų, alkūnių, pečių. Matome baltai apšviestą savo kaukolę. Leidžiamės žemyn apšviesdami kaklo stuburo slankstelius. Apšvieskim, apžiūrėkim kiekvieną slankstelį, iki pačio apatinio uodegikaulio. Matome apšviestus savo šonkaulius ir vėl sugrįžtame į danžiono erdvę. O dabar apžiūrėkim visą savo skeletą. Baltą, apšviestą, kaip rentgeno nuotrauką ar hologramą. Mintise atsitraukime nuo skeleto per keletą žingsnių ir apžiūrėkim jį iš visų pusių. Dabar apžiūrėkim vidaus organus. Širdį, plaučius, skrandį. Kairėje prie skrandžio matome blužnį, dešinėje kepenis, tulžies pūslę. Apžiūrėkim žarnyną, plonąją, storąją žarnas. Nugaros pusėje matome 2 inkstus. Leidžiame žemyn prie šlapimo pūslės ir vėl sugrįžtame į danžiono erdvę. O dabar viskas pranyksta. Nebematom organų. Pranyksta kaulai. Kūnas pasidaro visiškai tuščias, kaip balionas. Tik tai oda pripildyta energijos ir oro. Regėjimas akys persikelia į danžiono erdvę ir mes save matom iš vidaus, iš tos erdvės. Ir matom, kad kūnas yra visiškai tuščias. Pasižiūrėkim iš danžiono aukštyn, ten kur liemuo, galva, rankos. Matome tik tai tuščias ertmes. Pažiūrėkim žemyn, ten kur kojos. Ten irgi visiškai tuščia. Dabar mintimis atverkime savo odą. Įsivaizduokim, kaip atsidaro visos odos poros ir oda tampa panašiai į tinklą. Jeigu pūsteltų vėjas, jisai pūstų kiaurai. Ir mum lieka tik tai danžiono erdvė. Kai įkvepiam, danžionas iš lėto tarsi švytuoklė pakyla ir visatos energija pro tinklų tapusią odą plūsteli ir pripildo danžiono erdvę. Kai iškvepiam, danžionas iš lėto nusileidžia ir energija pripildo. Sugrįžta atgal į aplinką. Ir dabar ramiai keletą kartų įkvėpkit. Įsivaizduokit, kaip tas danžionas kamuoliukas pakyla, jūs jį pilvo apačią pagaunat ir iškvėpdamos grąžinat atgal. Ir vėl įkvepiat švelniai danžionu ir iškvepiat. Įkvepiat ir iškvepiat. Ir dabar iš lėto sugrįžkim čia, atsimerkit, sugrįžkit atgal, ištempkit rankas ir kojas, gerai pasiražykit, pajudinkit liemenį. Tie, kurios gulit, pabandykit pakelt kojas ir rankas ir va taip papurtit pėdas ir delnus. Sukurti tokią nedidelę vibraciją. Tai irgi šiek tiek tą energiją paskirstyti. Parašykit paskui, kaip jums sekėsi, ar pavyko, ar nurimot. Iš tiesų užtrukom 5 minutės. Ir jeigu pavyksta, jeigu žmogus tikrai stengiasi sekti tą balsą, paskui jūs galite ir be balso daryti. Čia tikrai schema yra labai nesudėtinga šitos meditacijos, bet jin labai sutelkia. Ir aš labai rekomenduočiau jums, ypač kam reikia nurimto, mano galva mums visoms reikia. Tai pabandykit tą meditaciją padaryti bent kartą per dieną. Tada, kai turit laiko, arba tada, kada labiausiai reikia.
Ramunė rašo, kad šita meditacija tikrai labai gera. Ačiū labai, aš irgi taip galvoju ir aš kažkaip, man jinai tobula yra tuo, aš labai dažnai ir patariu ir žmonėmai, kurie mane kreipiasi, pamokau šitos meditacijos, nes jinai yra trumpa ir jinai yra labai labai efektyvi. Aš tokio trumpo, tokio efektyvaus dalyko gal net ir nesusidūriau su kitu asmeniškai, kuris taip tikrai atjungtų, atrodo tikrai atjungtų. Darbe atrodo, nebeturi ko griebtis, jau atrodo iš rankų viskas krenta. Atsisėdai tom 5 minutėm, atsimerkiai, pasiražiai, atrodo viskas susidėlioja. Tai va, Goda irgi rašo, pavyko susikaupti, Dovilė rašo, nuostabi meditacija. Tikrai labai džiaugiuosi, kad jums irgi patinka ir labai labai kviečiu ją tikrai naudoti. Na ir pabaigai šiandien, aišku, pabaiga yra jūsų klausimai, be jokios abejonės, bet aš dar noriu pasakyti, kad visada geriausia yra taikyti visumą. Tai reiškia, kad mes ir kvėpavimą turim taikyti, ir judesio atpalaiduoti kūną, ir pasižiūrėti mitybą, ir gyvenimo būdą, ir daugelį dalykų. Bet vaistažolės iš tikrųjų yra labai puikus dalykas, todėl, kad jos gali labai padėti, paspartinti ir labai gražiai įsilieti į tą visą visumą, visą sistemą. Teisingai parinktos, tai tikrai yra irgi labai efektyvus sprendimas. Jeigu vien tik vaistažolėm viską darom, tai irgi gali būti labai efektyvu, bet tai gali būti šiek tiek simptomatiška, sušvelninti tuo momentu, paskui jeigu vis tiek mes nepakeisim kažkokių kitų dalykų, tai dažniausiai tos problemos turbūt grįž, kaip ir su vaistais, simptomą užmušėm, gyvenimo nepakeitėm, problema kažkada sugrįžo atgal, bet tikrai galima labai, labai pagerinti situaciją. Tai jeigu kalbam apie šios dienos temą, mes kiekvieną dieną jums pasiūlysim kažkokių vaistažolių, kažkokių arbatų. Ir šiandien aš norėčiau jums parekomenduoti tokiam atvejui, labai puikus dalykas yra pasiflora. Su pasiflora yra vienintelė problema, kad Lietuvoje pasifloro arbatos aš nerandu. Jeigu ir jos ir būna, tai būna labai brangi ir labai ten nedidelis jos tas kiekis. Nes, kaip sako, jeigu norite šiaip išgerti arbatėlės, tai jūs į stiklinę dėkite 1-2 arbatinius šaukštelius arbatžolių. Jeigu norite sveikatintis, dėkite 3-4. Bet jeigu norite jau rimtai kažką susitvarkyti, tai dėkite 5-6 šaukštelius į stiklinę karšto vandens ir, taip darykite kasdien porą mėnesių. Sako, kad šiaip žolelės geriausia nedaugiau porą mėnesių, yra tokių, kurios labai intensyvios ir taip ilgai negalima. Bet įprastai iki 2 mėnesių paskui kūnas pripranta ir tada reikia keisti arba dozę, arba žolelę, arba kažkokį kitą mišinį padaryti. Tai va, tai pasiflora tikrai labai yra būtent toksai nerima, nervą malšinantis dalykas, labai raminanti vaistažolė. Aš dabar buvau Ispanijoje kelias dienas, tai parsivežiau iš ten. Tenai buvo, jeigu kažkas čia jungiatės iš Ispanijos, tai ten tikrai yra tose parduotuvėse. O šiaip čia galima rasti papildų. Aš nesu prieš papildus, pavyzdžiui, tas pasifloros papildas tikrai daugam yra padėjęs, bet aš labai nemažai randu informacijos, apie tai mes dar kalbėsim, kad jeigu yra per daug papildų, jie gali labai labai pakenkti apskritai šalinimo organams. Tai visada aš truputėlį šiurpstu, kada žmonės išeina iš specialistų su sauja prirekomenduotų papildų. Aš taip visada siūlau pasirinkti tuos, ką reikia labiausiai šiandien, o kitką bandyti susitvarkyti maistu arba žolelėmis, nes žolelė nėra papildas. Papildas dažnai būna susintetintas, ištrauktos tam tikros veikliosios medžiagos, kas kai kuriais atvejais yra labai gerai, jeigu nepadauginam tų papildų, kaip minėjau, bet kitais atvejais, tai žinot, kaip yra, kai tu turi visą augalą, augalas jis yra sudarytas taip, kad yra ta medžiaga, kurios jums reikia, bet aplinkui yra kitos medžiagos, kurios padeda tą medžiagą įsisavinti, kažką dar padaro. Tai tas augalas, valgant jį visą, arba geriant arbatą ar tinktūrą pasidarius, kažkokią ištrauką, tai vėlgi veikia kitaip negu susintetintas dalykas. Tai va, bet tas dėl pasifloros papildo, jeigu kitų nevartojat ten saujom, tai tikrai galit pabandyti, tikrai labai geri atsiliepimai būna iš žmonių, kurie turi tą nerimo, tokią problemą, tokio nervingumo, norisi ramybės daugiau. O šiaip, jeigu iš lietuviškų, tai labai tinka ramunėlė, ta pati, atrodo, vis daug kartų girdėta, bet tikrai ir skani, ir maloni, ir ramina, ir vakarui labai tinka. Avižų, tos žalios dalies
arbata irgi galima rasti visose vaistažolių vaistinėse. Tikrai labai labai ramina ir irgi yra puikaus skonio, galima jas visas ir maišyti. Tai tikrai, o jeigu jau tikrai labai tas nerimas kankina, tai galima pasidaryti stipresnę arbatą iš 3 dalių. Tai valerijonas, sukadžolė ir gudobelė. Tai 3 dalykai, kurie, tikrai turėtų veikti nervus raminančiai ir padėti susitvarkyti su nerimu. Mes tas žoleles ir akupresūros taškus jums dar atskirai išskirsim ir dėsim prie įrašų, kad jums nereikėtų kas kartą ten persižiūrėti, kad jūs turėtumėte tokias schemas, to, ką mes sakom, pagrindinius dalykus. Tai tikrai stengsimės, kad tas mūsų informacijos pateikimas jums būtų maksimaliai patogus. Ir aišku, kaip be akupresūros. Kuksando akupresūros ir ne tik kuksando, šiandien tai pasidalinsiu 2 taškais. Vienas, kuris ramina tą pakilusį karštį, apie kurį mes kalbėjom, tą visą ugnį, kuris nuleidžia žemyn, o kitas taškas, kuris išsklaido smegenų rūką, kuris prablaivina, atrodo, atmerkia akis. Tai pirmasis taškas vadinamas 100 susitikimų tašku, mes jį spaudžiam per visas kuksando pratybas ir jis yra viršugalvyje. Jeigu mes brėšime liniją nuo ausų viršutinių galiukų ir nuo nosies galo, kur tos 2 linijos susikerta, spausti arba pagalvėle piršto, arba sulenktų nykščio kampu. Aš spaudžiu kampu, man tai patogiau. Ir kadangi kalbėjom, jog energija eina paskui mintį, spausdami pabandykim įsivaizduoti, kaip tas karštis, įtampa, nerimas, stresas leidžiasi žemyn. Tikrai labai geras taškas. Kitas taškas yra po kaukolę. Išsyk, kada mes taip pat braukiam pirštu, gal pirštas tiesiog nykštys įkrenta po kaukolę, įdėsim tokias schemutes dar į Facebooko grupę, kad gal būtų aiškiau suprasti, kaip ten anatomiškai yra. Ir mes nykščio pagalvėle bandom paspausti kaukolę iš apačios. Tarsi norėčiau aš įlysti po to kaulų kaukolės ir paspausti iš apačios. Tai šitas taškas atveria kanalą energijai pakliūti į smegenis. Ir jeigu atrodo, vidurys dienos, lyg tai turiu turėti energijos, kas yra, galva apsiblausus, mintis nebesusikoncentruoja, nebesusitelkia. Tai pabandykit paspausti šitą tašką, jisai tikrai labai smarkiai atlaisvina. Spausti akupresūros taškus gali būti pavojinga moterims, kurios serga osteoporozę, tai kada yra labai smarkiai išretėję kaulai, dėl to, kad nelūžtų kaulas. Tai tada reikia labai labai atsargiai. Arba jeigu yra aktyvus onkologinis gydymas, tarkim, šiuo metu jūs gaunate chemoterapiją ar kitas terapijas, tai nuo kurių irgi gali būti susilpnėję kaulai, tai irgi elkitės atsargiau. O šiaip, aišku, negalima spausti, jeigu yra kažkoks podinis darinys, jeigu yra žaizda, jeigu užčiuopia toj vietoj kažkokį guziuką. Tai nereikia tada liesti tos vietos. O visais kitais atvejais jūs nieko blogo nepadarysit, nebent pratrinsit mėlynę arba sudirginsit odą. Jeigu per daug spausit, per stipriai spausit, bet korėjiečiai spaudžia labai stipriai ir ta mėlynė beveik visada atsiranda ir kitą dieną jie spaudžia tą mėlynę, nes jeigu nori kažką padėti, tai nėra cheminis dalykas, nėra cheminis vaistas, reikia laiko, reikia pastangų, tai šito nebijokit. Aha, kaip skauda, rašo tašką. Tai dabar su akupresūra kuksando yra taip, kad jeigu žmogui skauda akupresūros tašką, tai reiškia, jūs pataikėte į tašką, kuris susijęs su jumise esančia šiuo metu problema. Nes vienas taškas gali vieną dieną būti labai jautrus ir skausmingas, o kitą dieną jis gali būti visiškai nejautrus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, va šiandien jūs gal labai susinervinus, susijaudinus, visas tas karštis yra čia, paspaudėt, skauda. Kitą dieną viskas praėjo, pailsėjot, išsimiegojot, problemos išsisprendė, ar ten atostogos, rytas, gražus, išgėrėt kavos, spaudžiat, nieko. Viskas tvarkoja, reiškia, nereikia spausti šiandien to taško. Kur labiau skauda, tą labiau ir spaudžiam. Taip, žiūriu, dar yra klausimas. Pasifloros tabletės. Reikia pasižiūrėti sudėtį. Žinokit, aš su pasifloros tabletėm neturėjau reikalų, tai su tais labiau, kur tose kapsulėse būna. Bet jeigu jūs randat tokias pasifloros tabletes, kaip pavyzdžiui būna imbiero tabletės presuotos, kur nėra jokio pašalinio dalyko, tik taip pats tas imbieras sudžiovintas ir supresuotas. Tai puiku, labai, labai gerai. Taip, ar papasakosit, kaip suvaldyti migreną, klausė, labai domintų, minėjot, kad kolegė suvaldė. Tikrai taip, kažkurią dieną dabar galvoju, mes ten numatę esam apie migreną, prie nemigos apie migreną, ne prie nemigos, kažkuri kita buvo vieta.
Bet Eglė tikrai papasakos ir mes dar žinot, ką padarysim, mes jums įkelsim nuorodą. YouTube kanale mes su Egle vieną kartą kalbėjomės būtent apie migreną ir Eglė labai daug papasakojo, ką jinai darė, kaip jinai jautėsi ir kaip jinai elgėsi. Tai va, bus dar jums papildomas vaizdo įrašas, ką kamuoja migrena arba jeigu artimuosius kamuoja, tai Eglės tikrai yra ta tikra istorija. Gali Eglė dabar trumpai gal pasidalinti? Ar trumpai, jeigu dar, kadangi sakėm klausimam, tai va ir pasakyk. Gerai, taip. Na. Turbūt įsijungiau. Taip, įsijungiau. Taip, tai aš pasidalinsiu, kad tokios kaip diagnozuotos migrenos neturėjau diagnozės, bet nes man padėjo kiti dalykai tvarkytis, bet nuo paauglystės tą galvos skausmą tikrai turėjau tokį gan stiprų ir kažkoks vaistas ar malšinantis skausmą, ar citramonas paprastas, mano būdavo kiekvienos dienos palydovas. Bet vėliau, apie 20 kelintus metus, man prasidėjo tokie potyriai, kad aptirpdavo veidas tom dienom, kai skaudėdavo galvą, tirpdavo žandikaulis, sunkiai galėdavau matyti, norėdavosi nieko negirdėti, būti tamsoje ir tas keletą dienų tokiais pojūčiais, su pykinimu tekdavo prabūti. Dar vienas nemalonus toks pojūtis būdavo, kad tarsi blizgėdavo visi paviršiai, turėdavo tokią aurą tarsi. Tai vadinamoji tokia aurinė yra migrena, kur taip atrodo žmonėms aplinka. Kas man padėjo? Man padėjo pirmas dalykas, tai yra kvėpavimas. Aš nemokėjau iš tikrųjų kvėpuoti. Kvėpuodavau paviršium, turėjau labai daug įtampos, labai daug tokio kaip ir patirdavau streso, daug nerimo ir turbūt tik tai ir Kuksando ir pasakė, kad aš gyvenu su tuo nerimu ir padėjo įvardinti. Kvėpavimas, kurį išmokau nuleisti iš čia į pilvo apačią, apie kurią kalbėjo Toma, man padėjo nurimti, tas mintis nuramint ir tuo pačiu ir malšindavo tai skausmą. Jausdavau, kad jau prasideda, aš tiesiog atsisėsdavau ramiai, kvėpuodavau ir tas skausmas nurimdavo ir viršugalvio taškas. Viršugalvio taškas, 100 susikirtimų taškas, kur yra ausų galiukų linija ir nosies galiuko linija, man visą laiką būdavo labai labai veiksmingas. Šitas taškas po pakaušiu, aišku, aš tada dar įpratau labai stipriai aplink ausis masažuoti, kaklą masažuoti, nes dažnai kaklo įtampa kakle ir užspaustos kraujagyslės irgi būna galvos skausmo priežastis. Ir ne kažkoks kitas sutrikimas, bet būtent kai čia užspaudžiam. Ir dar įdomus toks dalykas, kad mes kai čia kai kraujagyslės būna užspaustos, kūnas mūsų sako, duok daugiau, kaip čia pasakyti, spaudimo, nes nepamaitina smegenų tą kraujotaka. Kas tada įvyksta? Žmogus turi padidintą kraujospūdį, kraujospūdis padidėja, bet savijauta galvoje nesikeičia, žmogus ateina pas gydytoją, gydytojas sako, kraujospūdis tavo padidėjęs. Galbūt reikia vaistą malšinti tą kraujospūdį, bet kas tada vyksta? Tada kūnas sako, reikia kelti kraujospūdį, o vaistais malšinam. Ir vien tik tai dėl kaklo gali tai vykti. Tai kaklą labai labai svarbu pasižiūrėti, ar čia yra įtampos ir tas įtampas irgi atpalaiduoti. Tai kvėpavimas, akupresūra, viršugalvio taškas ir be abejo ir kiti taškai. Ir kaklo atpalaidavimas, įtampa kakle prie ausų, būtent šitas raumuo irgi labai būna dažnai įtemptas. Tai trumpai tiek. Ačiū, dabar reikia man išrinkti. Taip, ačiū Eglė. Dabar žiūriu, dar daugiau klausimų yra. Taip, ką noriu pasakyti dabar dėl pasifloros. Kadangi Agnija, ačiū labai, įkėlė, kur gauti pasifloro arbatos. Tai gal aš tų papildų nebekomentuosiu, nes mano galva arbata, jeigu iš tikrųjų iš ten galima parsisiųsti, gal pradėkim nuo arbatos, nes tai bus ir malonus aromatas. Arbata turi daug kitų savybių, ne tik kur išgerta tabletė.
O taip, dabar kiek laiko reikėtų spausti tuos taškus? Tai tuos taškus spausti, neperspausit, dėl to tai nesijaudinkit. Bet šiaip, žinot, jeigu skauda, bet jaučiat, kad jautrus tas taškas, kad jis jums veikia, kiti sako, vat spaudžiu ir nueina žemyn tarsi kažkoks kaip elektra, arba va čia spaudžiu ir vat liktai kažkaip atrodo dar nepramuša. Tai reikia vis paspaust, tol kol tas tarsi skausmas malšta. Tai gali būti ir minutė, gali būti ir 3 minutės. Tai pavyzdžiui, jums galiu pasakyti, kad mano gyvenime sutiktas tokio lygio, jau nuo pačio aukščiausio lygio akupresūros meistras, tai mūsų kuksando meistras Žinmokas, akupresūros sesija vienam žmogui, va tuos, sakykime, 10-15 taškų, spausdavo 2-3 valandas. Tai yra tikrai labai skausminga procedūra, bet po to žmogus tiesiog, atrodo, jisai skraido. Tai žinot, tai čia 2 valandų gal nereikia šito taško zulinti, bet turiu galvoj, kad, spausti, kol pagerėja, gal taip reikia sakyti, kol truputėlį kažkas pradeda keistis. Kol prašviesėja, Eglė sako, sufleruoja labai, labai teisingai. Dabar klausėt foto pasifloros arbatos, aš galėsiu įkelti ir foto pasifloros arbatos, dar pati nespėjau jos atsigerti, aš tik tai čia ką tik grįžau, bet galėsiu ir vizitinę kortelę nusifotografavau tos parduotuvės, kur pirkau, kad jeigu kažkas važiuos, kad paprašyčiau, kad nupirktų, jeigu bus gera. Tai va, tabletės, jeigu gavot iš vaistinės ir kaip tik užsisakėt, tai ir labai puiku, ir tada pabandykit ir pasakysit mums, jeigu šią savaitę pradėsit gerti, tai mums sekmadienį pasakysit, koks jausmas, nes savaitė tikrai yra, tikrai jeigu kasdien darant, jau manau, vartojant galima kažką ir pajusti. Ar yra praktikų, kaip sumažinti kraujospūdį? Kraujospūdį sumažina irgi šitas taškas, reguliuoja, iš tikrųjų. Šitas taškas yra kitas taškas mažajame pirštelėje, galima pabandyti paspausti iš abiejų nago pusių, va čia savo paspaudžiam ir pajudinam, čia mes dar apie tą kraujospūdį, man atrodo, šnekėsim turbūt kažkurioje temoje, nes mes po truputį liečiam irgi visas tas temas. Bet žinot, čia vėl grįžtam prie to paties. Kokia nors gudobelė sukas žalia irgi mažina kraujospūdį, bet kraujospūdį reikia žiūrėti, kodėl jis kyla. Va čia man patinka rytai. Išsiaiškint apie žmogų viską ir išsiaiškint, kas darosi tame žmoguje, nes neturi kilt kraujospūdis. Tai jeigu mes jį tiesiog mušim, tai mes taip ir mušim jį kiekvieną dieną. Mušim 2 dienom, mušim savaitai. Bet mums reikia išsispręsti, mums reikia žiūrėti, ką mes valgom, mums reikia žiūrėti, kaip mes kvėpuojam, kaip mes reaguojam į stresą. Jeigu mes labai jautriai reaguojam, ką daryti, kad mes būtume atsparesnės. Kada mes einam miegot, su kuo mes bendraujam, suprantat, čia viskas va taip ir dėliojasi. Ir aš manau, kad gal į tą klausimą net bus lengviau atsakyti, o galbūt jūs ir pačios rasit atsakymus po savaitės sekmadienį. Tada jūs jau busit išgirdusios daug visko ir savo mintise prasukusios, kad gal čia yra mano problema, gal va čia man reikia pakeisti. Nes kaip ir Eglė, pasižiūrėkit, kiek jin šiandien pasakė daug niuansų ir variantų apie emocijas, apie tą, kaip mes turim jas žiūrėti, kad jos nėra blogos, kaip mes turim reaguoti. Ir aš tikrai tikiu, kad dalis buvo girdėta, dalis kažkur pamiršta, o dalis galbūt buvo visiškai nauja. Tai vat manau, kad mes pereikim viską ir tada žiūrėkim, ar dar mes neradom tų atsakymų. Dėl pakelti kraujospūdį atsakymas yra turbūt panašus. Vieno taško pakelti yra sunkiau, numušti yra lengviau. Tai čia, Kristina, labai rekomenduočiau daryti kasdieną kuksando. Tai tikrai labai sureguliuoja. tai tikrai esu, aišku, ir šališka šitos praktikos atstovas, bet tikrai matau, kaip jinai veikia žmonės ir tikrai galiu drąsiai pasakyti, kad pakelt kraujospūdį tai yra, sureguliuoti iš esmės, pakelt ar nuleisti yra pirmas dalykas. Tikrai. Kraujospūdis nuo įtampos ir streso. Tai taip, bet kodėl jūsų kūnas reaguoja taip į įtampą ir stresą? Juk kada mes galim susadinti kelias moteris ir aš manau net ir mūsų va čia 100 dalyvių ir aš tikrai manau, kad bent trečdalis jų patiria panašaus lygio stresą kasdieną. Bet viena yra kraujospūdis, kitai nėra. Kodėl? Gal kažkam labiau sekasi gyventi pagal prigimtį. Gal kažkur yra kažkoks kvėpavimas, kažkoks judesio trūkumas, kažkokia mityba, dar kažkas. Suprantat, tas mūsų gyvenimas susideda iš detalių. Ir mums reikia stiprinti save, aplinkos mes nepakeisim. Mūsų problema kraujospūdis. Bet žiūrim, kas organizme, suprantat, trinka. Ne vienai į simptomą, bet ieškom priežasties. Ir ta priežastis mums tada pasako, padiktuoja sprendimą. Taip,
nuo maisto gali būti nuo maisto, bet gali būti nuo maisto ne tai, kad pavyzdžiui suvalgėt aštraus ir pakilo kraujospūdis. Tai šitą kaip ir galima atsėti, galima nebevalgyti, nuo alkoholio kažkam pakyla. Bet iš principo, pavyzdžiui, korėjiečiai, apie tai irgi truputį kalbėsim, kada kalbėsim apie tą mitybą, apie tos detoksus. Tai jų yra apskritai pagrindinis principas nustatyti žmogaus tipą. Ar žmoguje vyrauja yin energija ar yang energija, ar karšta energija ar šalta energija. Ir pagal tai jie pritaiko tą mitybą. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, būdama karšta moteris, tarkim, energinga, labai ekspresyvi, labai ekstravertiška, labai daug daranti, labai visur viską organizuojanti ir staiga jūs valgot karštą maistą. Karštą, prieskoningą, tokį, karštą savo energetinę prasme. Pavyzdžiui, kiauliena yra šalta mėsa pagal korėjiečius, o tarkim, paukštiena yra karšta mėsa. Tai tai karštai moteriai paukštiena, pavyzdžiui, netinka, tinka kiauliena. Bet jeigu mes skaitysim vakarų kažkokių dietų vadovėlius, tai sakys, kiauliena mest lauk, nes riebi. Ir viskas. O vat vienam kitaip veikia, kitam kitaip. Tai va čia va tuos dalykus reikia mums susižiūrėti kažkaip vat irgi per šią savaitę. Taip, ar dar turit kažkokių klausimų, gal kažką, nes mes tikrai taip, Ramunė, apie menopauzę, hormonų kitimą ir svorio augimą tikrai paliesime šitas temas. Aš sakiau pačioj pradžioj, dabar galvoju, nebepamenu, kurią čia tiksliai dieną, tuoj palaukit pasakysiu. Ketvirtadienį Vaglė sufleruoja, tai ketvirtadienį apie tai kalbėsim. Tikrai būtinai pakalbėsim. Ir tikrai kasdieną duosim jums ir sakau, tokių ir žolelių, ir akupresūros taškų, ir patarimų, ir apskritai to paaiškinimo, kaip viskas veikia ir ką daryti. Jeigu kol kas nebeturit klausimų, tai jau mes tada atsisveikinsim, įrašus šiandien sukelsim ir kelsim ir visą tai, ką žadėjom, ir tą nuorodą į YouTube, ir pasifloros arbatos nuotraukas ir visą kitą. Ir jeigu jums kyla klausimai eigoje, tai jūs tikrai rašykite mūsų Facebooko grupėje, rašykit, komentuokit, dalinkitės ir mes tikrai stengsimės atsakyti, pakomentuoti ir patarti, kiek tik tai mūsų žinios leis. Ir ačiū Ramunė, kad jūs tikit, kad bus nuostabi savaitė, aš irgi tikiu, kad jinai bus nuostabi ir tikrai labai linkiu mums visoms, kad jin tokia ir būtų. Ačiū dar kartą ir iki pasimatymo. Ačiū, viso gero. Iki.